Kita didelė problema ir skiriama yra 351 tūkstantis gatvių apšvietimą. Jeigu šviesti gatves visą laiką, neriboti apšvietimą, reikia apie 650 tūkstančių. Mieste yra taip bendras apšvietimo tinklas beveik 89 km. Iš jų 38 kabelinės ir 51 km yra oro linijos. Oro linijos labai blogai, medžiai užauga, trumpina ir taip toliau. Plius pabrangus elektra, šiuo metu yra atjungta Vienuolyno gatvė, nuo 10 nebedegs, Paupys, kur yra pėsčiųjų takas vaikščioti, žiemą, naujas renginys reikėjo. Ir dabar užsidega visas gatvės, kai pradeda tempt, ir iki 10 valandos, 10 valandą šalutinės gatvės atsijungia, rytą 6 valandą vėl viskas. Pagrindinėse gatvėse bilietų sumažinta. Ir Traka, ir Vilnius, ir Kaunas irgi riboja apšvietimą. Man pačiu kaip seniūnė yra skaudžiausia vieta šitas apšvietimas. Ir aš komitetas įrodinėjau ir taip toliau. Ruošiama pirkti iš nepriklausomų elektros tiekimo. Elektra gal bus pigiau. Yra galingumas apšvietimų 700 kW. Reikia mažinti. Ir 44 spintos yra, kurios yra nuo laiko, jos reguliuojama užsidėti. Dėl apšvietimo. Taip pat daugiabučių namų savininko rėmimo programa, tai yra 30 tūkstančių daugiabučių namų renovacijai lėšas, tai už energetinį investicinį projektą parašymą apmokėto iš šitų lėšų. Šiandien dalyvavo ir Ragelė Atvažiavęs, aš buvau pakvieti specialiai ūkio ministrė, kad iš pirmų lūpų pasakyti, taip, ta renovacija, ką ruošėsi padaryti, dalyvavo Gruodis ir Algimantas, kaip namų. Dabar numatyta, pasiryžę tęsti miesto namų fasadų dažymo dalinis finansavimas, 5 000. Tai va, aš Seniūnaičio pagrindinių gatvė ir praeitais metais, tai yra mediniai fasado šonus ir matosi, taip viešus darbus mūsų seniūnija nudažo. Tai Vilniaus gatvė ir Gedimino, taip žmonių. 5 000, bet tai prisidėjo, kitą dalį prisideda gyventi. Yra dalinis 5 000, anksčiau mes prašėm mažiausiai, kad 30 metų. Kiek yra. Tai aš paprašysiu ir jūsų, kuriuose gatvėse taką nelabai. Viešųjų darbų organizavimui šiais metais skiriama 32 000, 46 000 iškaidytus, tai yra darbo užmokestis ir tiem žmonėm, kurios pasamdo dirbti, ir plius dalis lėšų įrankiams pirkti, tai praktiškai 7 procentai, tai yra nedaug, maišai ir kastuvai. Ir praeitais metais buvo atsiųsta, mes organizuojam už pašalpas atidirbti, tai 714 žmonių buvo atsiųsta, bet dirbo, tūkstantį sudaryta, tai 500 abiškiai. Tai netėjo, kiti buvo atleisti, kiti pradėjo dirbti nebaigė įvairių būdų. Tai yra padirbti į mėnesį 3 mėnesius, po 3, 4 arba 5 dienas nuo sumų pinigų. Tai didelis ačiū žmonė ir Juliui, kuris savo žmonių duodavo, jis organizuodavo, Paupyse dirbdavo. Dabartiniu metu mes pagelbėsim, patvarkant ir Darbininkų gatvės Seniūnaičiui, jis irgi ruošėsi objektui. Jis rudenį tvarkėsi savo teritorijas, kur buvo apleistas, jam žmonių duoda. Mūsų darbuotojai negali net pristovėti
visi kiti darbai. Aš prašau Siminaičio, jeigu yra šiukšlių surinkti. Tuos iš žmonių, tik taip pavadavau pasakyti. Ir palyginus mūsų miestas yra dabar pašalpas, plus vieši darbai, tai yra daug sumarinų. Tai tiek komunalinio ūkio. Ir dabar, kaip minėjau, vyksta konkursas paskelbtas, tai bus gatvių apšvietimas, pralaidų 14 mieste turi tvarkoma, kapinių tvarkymas yra taip pat šviesoforų ir gulinčių policininkų, kaip sakant, šitos reguliavimo. Taip pat visų aptitvarų ir ženklų pastatymų. Nenumatyta nei lėšų, nei vieno lito vaikų žaidimų aikštelė. Tos, kurios yra, kurios net buvo pastatyta anksčiau, remontavo, buvo 50, praeitais metais 3 pastatyta, tai yra linų tarp 10 ir 12 namų. Žmonės niekada neturėjo, taip pat kreipėsi ir namų komendantai prie miškų 36-40, 38 prašėsi ir vienas pliaže mokymus. Numatoma pastatyti 10 sodiukų, tai komunalinį ūkį, tai autobusų stotelėse, tai Nuotekų, Antakalnio, Klaipėdos žmonės, kurie kreipėsi taip prie turgaus vieną prie kito žmonėms, kurie tikrai reikia. Ir Vilniaus gatvė, ir Geologo gatvė. Didelė problema turi, tai yra paviljono daužymas stiklų. Ir dabar iš stiklų virtama tekstalitų dedama. Dalis yra kai kurie sugaunami, kai kurie didelė ir žmonės nenori pasakyti ir parodyti, arba mato užsimerkė yra šitą dalyką. Tai aš trumpai pasakiau, kokiais mes pinigus pagavom, tai iš viso milijonas 459 200 litų. Tai čia ir viso miesto tvarkymo priežiūrai. Tai ką mes galvojame iš tos pinigus? Dėl kapinių. Kapiniai yra beveik 15 hektarų. Sakymas, ant kiek sumažino mums šiais metais? Šiais metais 200, bet prieš 3 metus buvo 2 milijonai 300, 400. Tai kapinėse planuojama stendų padidinti, tai per viešus darbus, per viso kitais pagaminti, kad būtų informacija nemažai. Taip pat planuoju Draustinos kapinėse įrengti priekyje kapinės schemą ir visus kvartalus. Schemoje matytųsi kvartalai ir kvartalė po numerį. Kad žmonės atėjo net vaidžiutų, kaip mes matėm ir Vilniuje yra. Bet pažymėta, kad 15-16 žmogus žinotų nueiti. O schema visa bendra. Tai nedidelė šitą pinigėlį. Taip pat iš kelių fondo lėšų neina per seniūniją. Tai gatvių remontas, priežiūra, duobių taisymas. Aš pateikiu paraišką, nes aš visada žinau, kad trečdalį mažiau gausi, 4800 kvadratinių metrų duobių taisymui. Tai šitų gauna lėšas iš kelių fondų. Jie kažkur balandžio, kovo mėnesį turėtų pasiekti rajoną, kad mūsų paraišką, aš kaip seniūnas, seniūnija teikia. Taip pat pateikėm ir 1800 kubo žipyro. Tai pažviruoti gatves, nes mieste yra 18 kilometrų sužvirta. Vanduo ten makalinė. Buvo gražus? Taip, į garažus įvažiavę. Taip, galiu pasakyti šitas. Yra numatyta tas visas sklypas, detalusis planas, statybos centra planuojama. Tai visą tą Anykščių gatvę tiesiai per aikštelę išeina į Vytauto gatvę
Ir įvažiavimas asfaltas turėtų būti iki pačių garažų, suasfaltuota. Jeigu statys, planuojama reikia statyti prekybos centrą Lidlos, vokiečių. Taip pat birželio mėnesį planuoja pagegužės seniūnaičių susitikimo su policijos komisariatu, jau užkalbėjom, ir patys kartu nuvažiuosim, pabūsim, parodys, kaip jie gyvena, ir mūsų su įgaliotiniais. Jie labai geranoriški policijos komisariatas, išties dažnai dėmesį. Tai ką aš norėjau pasakyti trumpai. Aš norėjau paklausti dėl tos bažnyčios ir Basanavičiaus remontą. Ar negalima buvo atidėti iki pavasario, dabar jį ten iškapstė. Pakapstė porą dienų, reiškia, ir paliko per visą žiemą. Čia yra struktūra. Bet ten tai neremontuos, kaip aš suprantu, nes ten nepasiekė projektas. Tik tai, Iki Vaižganto. nu, taip, iki Vaižganto gatvės, tai ten taip ir liks, man atrodo. Aš manau, kad tęstinys. O ten pavasarį tai siaubinga situacija, balos telkšų. 2 kartus, kaip paprašė, aš pagrindėrėvau. Pasiūsiu, kad Algymantas man kaip tik duobė didesnė, man priminė, aš kaip tik gatvės remontuosiu. Dėl atliekų tvarkymo yra paskelbtas konkursas, tai savivaldybė organizuoja, aikštelė, kai kurios yra buvo pastatytas, bet buvo mes apžiūrėję ir buvo skelbiamas konkursas, bet konkursas atmetė, kadangi per rangovą susiprašė didelį pinigų. Tai prie 33 Anykščių, Dariaus Gerėjami prie šitas Gerato garažų, prie Jaunimo gatvės 64 namo, kur yra dabar šitos treniruoklius. Didžiausia diskusija buvo, kur pastatyti. Nieko nepasirodo be paveldo, be jokių projektų, be kasinėjimų negali nekišti. Su Juliu vaikam 3 mėnesius ir galų gale apsisprendėm prie Šilo vidurinės mokyklos, ten yra tas kompleksas ir tuos treniruoklius. Tai yra rajone, jų nėra tokių niekur. Tai visų, kiek ten žmonių, kiek dabar ten jaunimo, kaip ten jie žaidžia, kiek džiaugia ir saugia. Čia yra kojų, rankų, nugaros, visokio šito. Tai Nes ten jisai tinkamas ir vaikams. vaikams yra. Prieš gelžbetonį namą, jeigu tai pačiam gale. Prie Šilo vidurinės mokyklos tas kompleksas yra visos ir gretimai. Apšvietimas yra Šilo vidurinė mokykla, direktorius mums visi pareigoja, kad prižiūrėsim, šiukšlės surinksim, viskas. Atvažiavai ir Jisai toks tinkamas, kadangi visokiem variantam. Ir suaugęs gali, ir vaikas, ten ir raumenis, ir kojom, ir rankom, ir stėrui. Bet daugiausiai iš to rajono, iš kažkur tai šito rajono. Nu, Vladai, taip, tai mes suprantame, mes čia tada svarstėme. Bet jeigu būtume vieną įrenginių garą, čia tai būtų nieko. o jisai ten dabar 20 beveik tų, kaip sakyti, kompleksas. Aš tokių pačių, aš Londone, vienam parke, vaikščiodamas ir žiūri tokių pačių, kur net pristatęs. Kiek ten užsiėmus? Aš pradėjau nusilėpti. A, kodėl nėra užsiėmus? A, todėl ten ir aišku, jeigu saliukas yra, bus gėrimai, bus šiukšlėdas. Atvažiavai, paspartavai ir nuvėjai. A, paskui aš pagalvojau, kad pasėdėti. Seniūnas dar tokių va keletą momentų. Nu, aš va taip sakysiu ir savo ankstesnę nuomonę, aš irgi turėjau tokį, bet tai va, Miestelėnai, kai susitinkam, kalbam, va vis rajonas. Nu, netgi iki tokių, va, pavyzdžiui, yra pastabų, o kodėl, pavyzdžiui, nu, kad va, ir rytoj, vasario 16, pradeda minėjimą, ar kur jūs matėt, kad, pavyzdžiui, atvažiuotų į Deltuvą meras, rajono meras pradėtų Deltuvą seniūniją čia. Kodėl? Nu, čia toks, aišku, galima ir taip pasakyti, bet gerai, laukit, Miestelėnai susirenka miestą švęsti vasario 16. Galima pasakyti, kad tai rajonas, bet seniūnas turi pradėti. Turi pradėti, eglutę uždegti. Kodėl eglutė dabar atvažiuoja, nu, aš ne prieš juos, bet
ir svoris mūsų turėtų būti. Kažkoks seniūnas pradeda šventę naujametinę kovo 11. Prašau, jisai toliau suteikia žodį merui ten, ministrui ar ten pačiam Dievui. Bet tai yra, mes esam... Yra miesto meras Londone irgi, vat kaip pavyzdžiai. Jis viską. Komitete ten pasvarstė, lyg tai mes šonė. Ir dabar dar ir va išeinant, ir jeigu ir iš toliau. O teisingai atsimenat, čia prieš kelis metus jau mes kėlėm klausimą, kodėl tų prakeiktų gatvių remontų. Iš kitą kartą tai, nu, man tai net, aš kiek kartų tai ir sakiau, vyrai, ką aš čia komedijas krečia. Dabar pilna, išgramdo tą asfaltą, pilnas vandens, įmetė kelis šiufelius to asfalto. Aišku, tuo momentu tas vanduo ištirpo, bet po metų tas visas guzas, jis neprilipo ir vėl išmetė. Ar nebūtų, aišku, mes užsiėmė ir neturim, bet nors kažkoks, pavyzdžiui, kiekvieną seniūnaičio tam kvartalė, o negalėtų, kad ir mes bent kažkokią minimalę priežiūrą, gal net pridavimą, bent informavimą. Kas čia pas mus dabar, pažiūrėjau, aš ten nežinau, kad mano teritorija atvažiavo ten, jie ten kažką tai daro. O gal, nu aš ir pasižiūrėsiu, vyrai, o gal jūs, nu, palaukit, nu, galų galia tai mūsų visų pinigėliai, galų galia seniūnaitės, aš ten esu to kvartaliuko, irgi, nu, nors kažkokia, aš nesakau, mes ten, bet galbūt įsivesti tokią biškį tvarką. Nes tai yra pinigai, o aš žinau, Smetonas, galų galia Rožynas, tai ten lopit ant, o lopo dar 5 lopai, į velnią žino, kas gaunasi. Todėl, kad... Geriau 3 metus nelopit ir 1 metą. Jo, aš ir suprantu, kad, aišku, jiem labai gerai. Kiekvienai, kaip tas sako, advokatas senas, kuris sūnui perdavė biznį, jis paėmė ir nutraukė visas bylas ir liko be darbo. Taip ir čia jie visą laiką darbo turi. Bet iš kitos pusės, nu, jau tas ir Svetlana teisingai sakai, nu, mum, pavyzdžiui, nežinau, kaip jum, bet man tai kartais jau ir bado pirštis. Žiūrėk, tu seniūnaitis, tai kodėl. Nu, reikėtų kažkokios tai truputėlį iš mūsų, nu, mus nepalikti ir net stumti visiškai kaip nulis, kaip kad būtų. Julio, aš taip gyvenime, supranti, yra miestų, yra pagrindinis. Meras jis taip ten visam, supranti, ir kad visus klausimus, visus tokios, kas liečia miestą, turi būti, reiškia, seniūnas pagrindinis, supranti. Ir bet kažkaip tai matai, meras mūsų kaimietis, atleiskit mane už jo, supranti, funkcijas, jis taip žiūri, nu, daugiau jis į kaimą, į tos būlius ar ten ką, aut miestą jis, taip supranti, jam nemielas tas miestas. Kadangi, va, mes augam ten, pavyzdžiui, mums tasai, va, kareivinis. Man tai, pavyzdžiui, tiesiog gaila buvo, todėl, kad jūs gal atsimenat, buvo karininkų mokykla čia. Kuri iš mūsų ukmergės išėjo net generolai, tokie, va, pavyzdžiui, suprantat, ir... Nu, tai va, suprantat, tai toksai, va ir sunaikino ir viską. Taip yra, reiškia, seniūnas turi pirmas vaidmenį. Bet tai va, pavyzdžiui, ir aš nežinau, dabar va, šiandien aš ir Varžgaliui skambinau, vėl, nors jie čia nepyksta.